Apie girdėjome pirmame skaitinėje iš apaštalų darbų, kai Saulius atvyksta į Jeruzalę ir kaip nori prisidėti prie Kristaus mokinių. Tačiau niekas jo nenori klausyti. Helenistai stoja į kovą prieš jį, norėdami jį nužudyti. Ir Barnabas, kuris Saulių lydė, kuris tapo Pauliumi, apgina jį. Kad tas, kuris persekiojo bažnyčią, dabar yra uolus Evangelijos skelbėjas. Tačiau žydai to priimti nenori. Ir mes apaštalų darbuose girdime, kad Samarijoje, Judėjoje ir Galilėjoje ateina valyti. Ateina tas metas, kai žmonės pasimetę ir aukštieji kunigai ir seniūnai, kurie su Sauliumi persekiojo bažnyčią, netenka persekiotojo vado, o Gamalėlis, kuris užstoja apaštalus ir kuris sako, jeigu jūs vadinate apaštalų sektą, jie savaime išnyks, o jeigu tai nuo Dievo, tai bereikalinga kova. Ir atrodo dabar visi tokie tarsi kažko laukiantys. Ir kada nužengs šventoji dvasia, tada mes matysime, kad bažnyčia tampa visiškai kitokia, nes Saulius, kuris tapo Pauliumi, jam teko rinktis tarp gyvenimo ir tarp mirties. Todėl jis nutarė palikti Jeruzalę ir keliauti skelbti Evangeliją pagonims. Nors Damaske jis nešė mirtį, bet Jeruzalėje dar reikėjo, kad Saulius būtų galutinai apvalytas nuo savo Sauliaus priemaišų ir kad tikrai būtų uolus Kristaus apaštalas Paulius. Žmonės dažnai bijo būti atgėdėti viešpaties ranka. Bet apgėdėjimą, kada žmogus ištveria, jis tampa visiškai kitoks žmogus. Be smerkimo, be pykčio, be kaltinimų. Ir jis tada tikrai yra Dievo įrankis, kuris liudija viešpaties Evangeliją. Kągi daro tas viešpaties gyvenimas, kai pašalina mūsų savanaudiškumo ūglius, puikybės lapus, apmaudo puvinius, nes Jėzus yra tas puikus sodininkas, kuris nori gydėti mus kiekvieną, kad mes vis labiau panašėtume į Jėzų. O sako, dažnai žmonės senatvėje tampa buliatais. Reiškia, kažkas netvarkoj žmogaus gyvenime. Ir jeigu šeimoje senatvėje tampa buliatais, reiškia, tikėjimo kelionė nebuvo teisinga. Tada reikia leisti, kad viešas pats apgydėtų ir kad galėtume tapti tikrais viešpaties mokiniais. Apaštalas Jonas šiandien sako, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Va čia yra kliuvinys daugelio šeimų, kur nėra meilės darbų ir nėra viešpaties tiesos. Tada vienas kito negirdi. Tada pykstasi, kaltina ir pasiduoda pasaulio dvasiai. Ir tada matome, kaip stipriai šeimose veikia pasaulio dvasia. Bet reikia žiūrėti, kad nebūtume viešpaties atmestini. Tai kai tik senatvėje turėtume rūpintis, kaip tai padaryti, pradedant nuo Benedikto rožančio
mėnesinė išpažintis ir vienijimasis su Jėzumi Eucharistijoje, kad išgyvendami šitą artumą su Jėzumi vis labiau į jį panašiai. Prisiminkime šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris visko atsisako. Visko atsisako savo tėvų ir turto, kad galėtų Viešpatį šlovinti ir kad galėtų vis tik jam tarnauti. Nes malda yra motinystės kelias, o susivienijimas su Jėzumi Eucharistijoje yra mūsų apsivalymas. Tad klauskime, ar mes nuolat apsivalome, kad galėtume panašiai į Jėzų. Ir šiandien mums Evangelija kalba apie šakeles ir vynmedį. Šakelė teka vynmedžio syvai. Todėl Kristus sakydamas, kad aš esu vynmedis o jų šakelės, mes turime nepamiršti, kad turime duoti vaisių. Jeigu neduodame vaisių, reiškia, mes esame kažko nepadarę, kažko neapgailėję, kažkodėl Dievo malonė nekeičia mūsų gyvenimo. Tad turime prašyti šventosios dvasios, kad padėtų mums apsivalyti, kad pajustume, kad esame nusidėjėliai už savo praeities, už savo jaunystės nuodėmes ir kad Viešpatie norime duoti dabar tinkamą vaisių. Nes visada bažnyčioje buvo gerų ir blogų žmonių, buvo kviečių ir amžių. Ir kaip šventas Augustinas sako, šakelės laukia arba vienybė su vynmedžiu arba upinės, kur bus jos sudegintos. Todėl prašykime Viešpatį, kad taptume tomis gyvomis šakelėmis, kad neištiktų ugnies lakštų. O dabar visi išpažįstame.